Sveiki, šiandien pakalbėsim apie trupmeninių reiškinių prastinimą. Tai prisiminkime, jeigu turim trupmeną 4/8, tai mes ją galim supaprastinti tiek skaitiklį, tiek vardiklį galim padalinti iš to pačio skaičių. Pavyzdžiui, ir 4 ir 8 yra lyginiai, tai tikrai dalinasi iš 2. Tai galim parašyti, kad dalinam iš 2 ir turėsim kitą trupmeną. 4 dalintam iš 2 gaunam 2, 8 dalinam iš 2 gaunam 4. Tai 4/8 supaprastinom truputėlį ir gavom 2/4. 2/4 irgi tokia trupmena, kurią galima supaprastinti, tai padalinasi iš 2 ir gaunam 1/2. Taigi 4/8 yra lygu 2/4 lygu 1/2, arba į kitą pusę galiu dar padauginti iš 2 ar pačią pirmą trupmeną ir gauti kitą trupmeną, tai yra 8/16. Ir visos šitos trupmenos yra tarpusavėje lygios ir jų skaitinė reikšmė nesikeičia. Tai lygiai taip pačiai mes galim prastinti ir trupmeninius reiškinius. Pavyzdžiui, turim tokį trupmeninį reiškinį AB plus AC yra padalinta iš DB plus DC. Tai vienodas dalis mes galim iškelti prie skliaustus tiek skaitiklyje, tiek vardiklyje. Aš matau, kad čia yra A ir čia yra A. Tai mes tą A galim iškelti prie skliaustus ir skliaustuose lieka tai, kas buvo nepabraukta, tai B plus C. Ir tą patį mes galim padaryti vardiklyje. Čia D vienodas ir čia yra D vienodas. Taigi D galim iškelti prie skliaustus, o skliaustuose liko vėlgi tai, kas nepabraukta, B plus C. B plus C. Ir dabar matom, kad yra dvi vienodos dalys, B plus C skaitiklyje ir B plus C vardiklyje. Tai mes galim supaprastinti, nubraukiam ir parašom po vienetą. Ir A kart 1 yra A, o D kart 1 yra D. Tai ėmėm ir supaprastinam. Sakykime, dar keli pavyzdžiai. Sakykime, turim raidės gali būti kokios nori, ne tik ABC, bet ir X, Y, Z. Tai pavyzdžiui, turim 3X plus 3Y ir padalinta, pavyzdžiui, 5X pridėta 5Y. Tai vėlgi žiūrim, skaitikliai yra trejetas ir trejetas, tai mes tą trejetą galim iškelti prie skliaustus ir skliaustuose lieka tai, kas nepabraukta. X plus Y. X plus Y. O vardiklyje penketas kartojasi. Tai mes jį galim iškelti prie skliaustus, tos skliaustuose lieka kas nepabraukta. X plus Y. Taigi ir čia vėlgi galim supaprastinti tą X plus Y. Ir lieka 3/5. Sakykime, turim dar kažkiek sudėtingesnį reiškinį. Pavyzdžiui, 2X plus 4Y padalinta iš 8Y plus 4X. Tai skaitiklyje mes galim pamatyti, kad ketvirtas ir dvejetas turi bendrų dalykų, nes ketvirtas tai yra 2 kart 2.
Tai mes galim viršų užsirašyti, kad tai yra 2 kart 2 ir vieną dvejetą pabraukiam. Ir dar dvejetą pabraukiam. Taigi mes dvejetą galim iškelti prie skliaustus. Ir skliaustuose lieka kas nepabraukta. Tai yra x plus. Ketvirto jau nebėra, nes mes jį pakeitėm 2 kart 2. Ir reiškia liko 2 nepabrauktas ir dar y. Vardiklyje taip pat 8 ir 4 turi bendro, nes 8 yra 2 kart 4. Vadinasi, turim ketvirtą ir ketvirtą vienodą dalį kiekvienam nary. Ketvirtą iškeliam, lieka 2y plus 4. Tai dabar žiūrim, kad čia truputėlį kažko tai skiriasi. Skaitikliai yra x plus 2y, o vardiklė 2y plus. Atsiprašau, parašiau ketvirtą, nes turėjo būti 2. Taip, sukeista vietomis, bet mes juk žinome, kad sumos narius mes galim sukeisti vietomis ir nuo to suma nepasikeičia. Taigi, galim imti ir apkeisti, tai bus 2 plus 2y. O dabar jau galim drąsiai prastinti, nes tikrai jie yra vienodi. Taip, čia ne 2 vėlgi, o x. Taip, čia vėlgi x ir čia taip pat ne 2, o čia x. Apie 2 galvojau, taip vis 2 ir parašiau. Tai va, ir lieka 2/4. 2/4 vėlgi prastinasi ir lieka 1/2. Tai va, suprastinta, kiek tai galima. Taigi, sakykime, turim va tokią paprastą trupmeninį reiškinį. 3x kvadratu dalinta 12x kubu. Tai 12x kubu. X kubų mes galim tai išskaidyti, skaitiklį perrašysiu, o vardiklį išskaidyti. X kubų galim išskaidyti kaip tai x kvadratu kart x. Kam reikia, galim užrašyti, kad čia yra 1. O 12 mes galim išskaidyti, kad tai yra 3 kart 4. Taigi, kas yra bendro, tai yra trejetas ir trejetas bendro, jie susiprastina x kvadratu ir x kvadratu taip pat yra bendro. Tai jie susiprastina ir kas lieka, pradėkim nuo vardiklio. Taip, kas nepabraukta, tai 4x. 4x. Ar x pirmuoju prisiminkime, kad tai yra tas pats. X pirmuoju tai yra vieną kartą parašytas x. Taip, o kasgi, kai mes viską iškeliam, tai turbūt lieka 0. Bet čiagi daugyba, tai vis dėlto lieka ne 0, o lieka vienetas. Šitoj vietoj mes galim parašyti, kad viskas tas yra padauginta iš vienetų. Tai nepamirškit, jeigu viską iškeliat daugyboje, tai lieka vienetas. Dar vienas panašus uždavinys. Tai, sakykime, turim 12x trečiuoju dalinta 18 x penktuoju. Tai vėlgi matau x trečiuoju, x penktuoju, tai aš x trečiuoju užrašau kaip x trečiuoju, o x penktuoju galiu užrašyti, kad tai x trečiuoju padauginta iš x antruoju. Prisiminkime, am padauginta iš an yra lygu am plus n. Tai va, 3 plus 2 yra 5. Ir dabar 12 ir 8 turi vienodą daugiklį, tai yra šešetą.
Abu ir 12 ir 18 dalinasi iš 6. Ir skaitiklėje dar, kad gautume 12, reikia padauginti iš 2, o vardiklėje reikia padauginti iš 3. Taigi pabraukime, kas yra bendro skaitiklė ir vardiklė, tai yra 6, 6, x kubu, x kubu. O ko nėra bendro, tas lieka. Tai yra 2 ir 3x kvadratu, o šitie bendrieji dalykai susiprastina. Vietoj 6 rašau vienetą ir vietoj x trečiuoju rašau vienetą. Taigi lieka 2 sveiki. 2, 3x kvadratu. Taigi, sakykime, turim dar sudėtingesnių reiškinių. 4x kvadratu minus 6x yra padalinta iš 14x minus 21. Taigi, galbūt kažką galima skaityklyje iškelti prie skliaustus ir vardiklėje galbūt kažką galima iškelti prie skliaustų. Taigi, 14 ir 21 tikrai dalinasi iš 7, tai aš galiu iškelti 7 prieš skliaustus. Ir tada lieka 2x minus 3. Taip, 4x kvadratu ir 6x tikrai galime iškelti x, nes yra abiejose nariuose. Ir 4 ir 6 dalinasi iš 2, tai taip pat ir 2 galiu iškelti prieš skliaustų. Kas lieka? Kai iš 4x kvadratu išimu 2x, lieka tie patys 2x, nes 2x kart 2x yra 4x kvadratu. Ir iš 6x išimu 2x, lieka 3. Taigi matom, kad ir skaitiklė ir vardiklė yra vienodas dauginamasis, tai 2x minus 3 ir 2x minus 3. Ir supaprastinam juos ir lieka 2x dalinti 7. Arba galima ir kitaip užrašyti 2/7 x. Sakykime, truputėlį sudėtingesnis reiškinys. Trys x kvadratu minus 3x ir padalinta 5 minus 5x. Taip. Jis ir sudėtingesnis ir tuo pačiu paprastesnis. Matome, kad skaitiklėje galime prieš skliaustus iškelti 3x, trejetas yra abiejuose ir x yra abiejuose. Taip, kai iškeliam lieka x minus, prisiminkime, kai iškeliam 3x lieka ne 0, o vienetas. Nes viską galim dauginti mes iš vieneto ir turėsim tą patį dalyką, ką ir dauginame. Taigi, kas lieka vardiklėje? Kai iškeliam 5, nes matau, kad 5 yra abiejuose nariuose. Taigi, lieka 1 minus x. Labai nariai panašus. X minus 1 ir 1 minus x. Bet jie vis dėlto ne vienodi. Bet mes galim prisiminti. Jeigu mes turim, pavyzdžiui, 5 minus x, tegu būna, turim vienetą minus x, ir jeigu mes prieš šitą narį parašysim priekyje minusą, ką mes gausime? Minusas prieš skliaustus keičia kiekvieno nario skliaustuose ženklą. Taigi buvo plus 1 bus minus 1, buvo minus x bus plus x. Arba sukeiskim vietomis ir gausim x minus 1. Taigi, ir jeigu pažiūrėsime, mes kaip tik čia ir turim x minus 1.
Taigi mes galim tai užrašyti, kad tai yra, iškeliam minusą iš čia, į priekį patį iškeliam, bus minus 3x, tai yra va šitą minusą iškeliam, ir tada mūsų skliaustuose lieka 1 minus x. Ir padalinta iš 5, 1 minus x. Taip, ir dabar ir skaitikliai, ir vardikliai yra 1 minus x. Taigi mes galim suprastinti vienodus dalykus, vienodus daugiklius skaitiklyje ir vardiklyje. Ir tada lieka minus 3x padalinta iš 5. Arba galim užrašyti minus 3/5 x. Ir dar vienas nesudėtingas reiškinukas. Sakykime, turim x kvadratu minus 1 padalinta x kvadratu plus 2x plus 1. Čia galim pamatyti greitosios daugybos formulę. Tai yra a kvadratu minus b kvadratu yra lygu a minus b padauginta iš a plus b. Taigi x kvadratu minus 1 mes galim užrašyti, kad tai yra x minus 1 ir padauginta iš x plus 1. Na, o vardiklis taip pat yra greitosios daugybos formulė. Tai čia yra su pliusu, tai x plus 1 kvadratu lygu pirmo nario kvadratas, pridėti dvigubą sandaugą pirmo ir antro nario, tai x kart 1 tai bus x, ir pridėti antro nario kvadratą, taip pridėti 1 kvadratu. Tai va, tai čia mes turim x plus 1 kvadratu, arba galima tai rašyti kaip sandaugą ir dar padauginta iš x plus 1. Taigi matome dabar, kad ir skaitikliai, ir vardikliai yra toks pat dauginamasis, tai yra x plus 1. Iš jo supaprastinam ir turim x minus 1, x plus 1. Tai šiandien tiek. Ačiū.